Mūsų podcastas šneka apie baisius dalykus, apie nusikaltėlius, įvairaus pobūdžio ir plauko. Mes dar keikiamės ir dažnai nežinom, apie ką šnekam, tai būkite įspėti. Aš pažiūrėjau ir, realiai atrodo bičas normalus. Kai irgi iš pradžio atrodo normalus. Tai prasme, kad ir buvo tos raudonos vėliavos, aš nusprendžiau jas ignoruoti labai sėkmingai. Gerlendą iš jų padarai. Lempučių prikabinai. Ten pas mus meksikiečių šventė. O dabar ką? Sektantai ir sektantas. Sveiki sugrįžę. Praeitą kartą mes pabaigėm plius minus per vidurį šnekėti apie Jonestown ir įkūrėją Jim Jones savo didžiulės sektos. JJ. Tai praeitą kartą aš pabaigiau ties tuo, kad Jim Jones buvo išrinkęs Gajanos Respublikoje, Pietų Amerikoje vietą, kur bus jo nauja sekta. Dar vienas bingo išvežam žmonės kuo toliau, kad jau visiškai nebegalėtų pabėgti. Tai aš pabaigiau ties tuo, kad jam jau pradėjo svilt padai. Bet kaip ten buvo iš tiesų, kad jau keli metai prieš Jim Jones jau pradėjo bendrauti, jis jau senokai išsirinko tą vietą, kaip nuo šalia, visa kita, priedo ten būtent ta Gajana tuo metu buvo draugiška, ten galų gale jis ten neslėpė savo tų socialistinių pažiūrų ir jie ten tam neprieštaravo, nes, pavyzdžiui, Amerikoje tai visiškai netiko, ne, rusai, šaltasis karas, ten panašiai. Ir jis, žodžiu, išsiderėjo, nusipirko žemės. Ta žemė buvo, realiai vidury biški niekur, nes jau taip ta Gajana yra vidury niekur, tai dar Gajanui pasiėmė tokį didžiulį plotą, kuris buvo labai izoliuotas, nes apsuptas džiunglių. O džiunglės yra, su visais parazitais, su viskuo, ten, ta prasme... Parazitais, realiai. Gerai, aš galvoju iš karto apie kirmėlės ir uodus, bet, aišku... Ir didesnių tam parazitų. Jo, ir didesnių, ne parazitai, čia jau ne parazitai, bet aš taip iš karto apie kirmėlės pagalvoju, viską, žinai. Tai jau tokia natūrali izoliuota vieta. Bet mes čia dar nekalbam apie beveik 2000-osius. Oi, ne. Čia, tai kalbam, čia viskas apie 70-osius vyksta. Vis dar, tai čia taip greit. Okay. Taip, tai keli metai prieš persikeliant didžiai daugumai gyventojų, grupė piligrimų, man labai patiko tas žodis, buvo išsiųsti į Gajaną, į tą dezignuotą vietą, pradėti kurti tą Jonestown. Nėra taip, kad jie visi nuvažiuos į lauką, ne, ir tada ką žmonės po atviru dangum miegos. Tai čia piligrimai jo religijos piligrimai. Jo. Tai vad sakau... Aš buvau tiesiog kažkas susiprotėjo ir pagaliau atsiuntė jiems, žinai, kur ateikit vaikai, nušviskim iš tikrųjų. To Jim Jones deleguoti piligrimai buvo išsiųsti. Ir, nes, sakau, ten laukas, tiesiog apsuptas džiunglių ir viską. Tai jų ten buvo iš pradžių nedaug, keli, ir jie buvo nuvažiuoti paruošti vietos, nes buvo daug tų sekėjų, ne, ten jau keli šimtai. Nupurštų randa po visas džiunglės. Ką tokia? Randapo džiunglės nupurš, kad viskas... Randapo? Tai nekaimietė. Jo, važiuom ten. Tai, žodžiu, jie ten išvažiavo ir ten dirbo, statė namus, statė barakus, pradėjo dirbti žemę. Reikėjo galų galę tos pačius tūlikus padaryti, virtuvę kažkokią bendrą. Visiškai. Man čia absoliučiai koncentracijos stovyklos vaibas. Absoliučiai čia po to pajausi, bet, prasme, man jau koncentracijos stovyklos... Čia lageris. Jo, lageris buvo, lagerio vaibas buvo jau prieš tai, kai supranti, tenai jie dachuja dirbo, buvo nedamiegoję, neišmiegoję, neprimiegoję. Bet man patiko toksai... Tada tenai neprivalgė, tada, žodžiu, tu prasme, man jau iš karto, žinai, tai čia man irgi kažkas panašaus. Kita vertus, žinai, žmogus turi būti tuščių skrandžių, kad galėtų pasiekti Dievą. Taip. Ir po truputėlį žmonės iš Amerikos buvo perkeliami ten ir 76 metais ten jau gyveno apie 100 žmonių.
pagrinde visi gyveno dar Amerikoje, o tie atėjo paruošti dirvos, žinai, visiems atvažiuojantiem. Jiem koks čilas, įsivaizduoja, nėra to, kuris mūsų. Visiškai, tai va, žmonės buvo nusiteikę pozityviai. Nes jie tikėjo tą misiją, viziją, kur jie čia važiuoja ir panašiai. Misiją. Jie buvo labiau atsipalaidavę, negu ten žmonės tenai Amerikoje likę, socializavosi tarpusavyje, nes tenai buvo viskas uždrausta. Nors ir sunkiai dirbo, bet jie tokie mylėjosi, draugavo, vakare būdavo ar šokiai, ar nešokiai, ar kažkokie vakaronės, ta prasme, jie visai po truputį pradėjo elgtis kaip normalų žmonės. Taip, ir jie visai ten laimingai gyveno, ir jeigu atimsi Jim Jones, ir, iš tos lygybės, ne, tai jie visai fainai ten jiem patiko. Bet aš galvoju, tokiu atveju jie turėtų, kai jau galiausiai, gal papasakosiu, bet kai jau galiausiai atsikelia visi ir jų vadovas, Dievas, tai jie ta šimtukas turėtų labai stipriai pajausti tą skirtumą ir pradėti susivokti, kad što ten įtoti. Aš tikiu, kad taip ir buvo. Bet tai nebuvo taip, kad Jim Jones atkeliavo, pradėjo visus ten, žinai, nepamiršk, kad jisai daug turėjo manipulacijų, kaip žmonės išlaikyti pas save. Viena iš manipulacijų buvo tas, kad atvykusiems, kai jau jisai persikėlė tenai su visais likusiais, jisai visų pasus susirinko. Jis sėkmytę sako, išvažiuojant. Tai man keista, kad tik dabar. Amerikoje be paso gali keliauti, o jau kai esi Pietų Amerikoje, jau be paso nebeiškeliausi. Bet šiaip aš būčiau paėmus iš karto. O ko ne? Tai human trafficking, kai vyksta, žinai, irgi. Tai iš karto paėmą, tėvų, tu mano. Jo, bet Amerika tuo ir faina, kad tenai iki pakankamai nesenai tu galėdavai be asmens dokumento nueiti ir balsuoti. Tenai biškiai kitaip yra su asmens dokumentais negu pas mus Lietuvoje. Pas mus Lietuvoje be asmens dokumento. Tenai tai iš viso galėjai pasakyti, aš esu Petras Petraitis. 3 kartus balsuot už tai, ką nori prezidento rinkimuose. Vos ne, aš pasakau, kad aš esu tas ir viskas, ta prasme. Žodžiu, ten... Sound stupid. Tai buvo, bet, tai čia, bet ką padarė, kaip tu sakai, kad jie turėjo suprasti, ne, bet jie, apart dar visų ant viršaus, ne, ten tų manipulacijų, žinai, tai dar jie be pasų ten sėdėjo, be babkių, be nieko. Tai propaganda dirbo, likusiems žmonėms Amerikoje, komuna, Gajanoje buvo, ten būdavo nusiunčiamos delegacijos nufilmuoti ir rodydavo likusiems žmonėms Amerikoje, maždaug, mes čia tuoj važiuosim čia gyventi, kaip čia faina, ne. Tai buvo filmuojama ir vaizduojama kaip puikiai vieta su daug maisto, daug vietos, tenai barakai, žinai, ten po 2 žmonės gyvena, ten kambarį, šeimom yra atskiri barakai skiriami, tenai, žodžiu, visi laimingi, valgo daug mėsos, ten, žodžiu... Šviesus rytojus. Visiškai. Dahuja vištų, dahuja gyvūnų, čia, žinai, o Jėzau, ir ką Jim Jones sakė, žinokit, vištos čia nemiršta ir gyvenam, žinai, tai yra tiesiog stebuklas. Tokias nesąmonės, žinai, būdavo sakomas. Bet realybė. Instagrame neseniai mačiau, gal ir tu užmatėjai klausimą tokį pasistojusi. Kur dingsta visi nugaišę paukščiai? Jau turėtų per dieną labai daug nugaišta, ne? Pašarai, marodus daromi. Ne, aš nekalbu apie ūkius, aš kalbu apie bulundžius mūsų. Ai. Bulundžiai, varnos. Nepagalvojau. Tie katės nesuvalgo. Ne. Bet tai visas gaišenas surenka ir kažką su jais daro. Tarsi ir pakeliai. Taip, bet literaliai tavo kieme turėtų, žinai, bent keli lavonai gulėti kažką kartą. Aš matau. Šiaip tie patys katinai visokie. Ne, tai taip, faktai, bet žiauriai mažai, žinai. Ja. Arba miške, kur briedžiai dingsta nugaišę. Tai čia įrodymas, kad balandžiai yra iš tiesų robotai. Aš tai sakiau, kad yra matrica. Matricoje klaida. Gali būti. Dabar, kadangi paskui tai šitą ištaisy, žinai, bus paleista beta versija, bet aš literal sakau. Gali būti. Okay. Taip, bet iš tiesų žemė buvo prasta, pilna visokių parazitų ar kažko. Tie augalai, žinai, kuriuos filmavo, kad va čia žiūrėkit, kaip auga, tai pusė jų nesubręsdavo, tada arba numirdavo. Žodžiu, labai buvo prastas žemės derlius. Tada vaismedžiai ten buvo užauginti, bet kol jie duos normalius vaisius, tai ten praeis tik keli metai, nes jie dar buvo nesubrendę. Gyvuliai krito nuo neaiškių ligų. Tai jeigu tu juos į džiunglės perkeli, tai aišku, kad jie krito dėl Dievo meilės. Taip, barakai jau buvo perpildyti, nes po truputėlį vis atkeldavo žmonių, bet tiesiog nespėdavo pastatyti tiek naujų barakų, kiek, atkels. O visi labai nori važiuoti? Taip, suprantė, sakau, propaganda veikia, žinai, rodo, kad ten faina, tada žmonės susiruošia, žinai, taip, mes čia važiuosim viską ir jo.
Tai va, tai tada va, čia tokia priešistorė, kad jau, žinai, kažkiek laiko ruošia, žinai, tą žemę, visą ten tą Jonestown, žinai, atvykimui. Ir tada grįžtame tą praeitą savaitę, kur ten, žodžiu, žurnalistai pradėjo jį jau spausti, kad, tipo, va, čia rašo kažkokius straipsnius, jau čia tuo išeis ten straipsniai, kai ten kažkas prisipažino, panašiai. Tai, žodžiu, Jim prispaustas, jisai vos ne per naktį surinko visus likusius savo tuos sekėjus ir, aš parašiau, evakavo juos į Gajaną. Jiems buvo pasakyta, kad jie važiuoja tik pažiūrėti, biški pabūti, pagyventi. Tarsi praktiškai visi manė, kad jie dar grįš atgal į Ameriką. Jie tiesiog važiuoja apsižvalgyti ir panašiai. Ja. Nežinau, man ta istorija taip rodo panašių. Jep. Važiuojam. Taip. Atvykus į Gajaną, vėl visus išskirstė, šeimas išskirstė, ta prasme, vaikus iš viso ten kažkur ten, žinai, vietinį, ten kaip tipo vaikų darželis ar kažką ten atidavė, šeimas vėl ten kaip kur panašiai. Daug labai, aišku, nusivylė, nes jiem buvo pažadėta, kad čia bus daug vietos, kad čia, žinai, visa kito, tada jie iš viso jau ten jau buvo perpildyta, tai ten iš viso vėl pradėjo trukinėti per siūlės visi tie barakai. Ta prasme, tikrai primena dar kažkokius įvykius. Nežinau, kokius tikrai kažką primena, man irgi kažkas zvimbė galvos gale, bet negaliu pasakyti tiksliai, kas. Jie dar dirba, ne? Visi. Jep. Tai va, tai žodžiu, jau prieš tai Jonestown buvo perpildytas, dabar jis tiesiog sprogo per siūlės. Visi gyventojai buvo žadinami anksti ryte, vėjami dirbti, pavyzdžiui, laukus ar statyti naujus namus po 12, po 16 valandų per parą. O kaip jų uniformos atrodė? Žinai, atsarna. Geras labai klausimas. Tikrai geras klausimas. Maistas pasidarė beveik išskirtinai tik ryžiai ir gravy, tarsi kaip lietuviškai gravy. Tas padažas toks rudas, bet nėra lietuviško atitikmens. O jis tikrai rudas visų pirma? Jo, gravy, bent jau kai gyvenau Londone, rudas būdavo toksai, aš tai darydavau, kaip bare dirbu iš miltelių. Ok. Tai va. Žodžiu, gravy, nežinau kaip lietuviškai. Padažas. Porcijos vis mažėjo, pradėjo plisti ligos, parazitai. Aš žinau. O lyderis jų gyveno su oro kondicionieriumi, su geru maistu. Karštagi. Taip, tikrai karšta, su geru maistu, su gėrimais ir meilužėm. Tada dar vienas dalykas, pasus atėmė, ne? Atvežė visus vidury niekur, kažkokioje Pietų Amerikoje. Ir dar tas vidury niekur yra vidury niekur. Vidurio niekur. Tada, tai žodžiu, tas visas, žinai, kaip bendra. Dar kas buvo padaryta, Jonestown buvo išvesta garsiakalbių sistema, kur Jim tiesiog turėdavo mikrofoną pas save, žinai, savo apartamentuose. Good morning, Jonestown. Ir jis ten rentindavo tiesiog non-stop apie fašistinę Ameriką, o jeigu jisai pavargdavo arba ten nugriūdavo ten, žodžiu, nuo savo ten amfetaminų, alkoholio, žinai, ten visas, tai jis paleisdavo įrašus. Kartais būdavo po 12 valandų leisdavo tiesiog savo rentus, supranti, kaip viskas yra blogai, kaip čia visur genocidas, they are coming to get us, žinai, ir tiesiog nuolat. Ir žmonės nebeturi savo minčių, jos yra nuolat perpildytos tais susirentinimas, netgi būdavo kartais, kad visą parą leidžia. Tiesiog toksai visiškai psichologinis, toksai, žinai, gniuždymas. Tada visa komunikacija su išoriniu pasauliu buvo nukirsta. Tai reiškia, kad visi išoriniai laiškai, kurie ateidavo, nes daug buvo artimųjų, kurie pasiliko ten, ar jie tikrai nerimavo, būdavo atsiųsdavo laišką, žinai, kad įdeda pinigų biletui, sako grįžk, tipo, jeigu turisi tiesiog grįžk. Tai ne vienas žmogus negaudavo tų laiškų, jie visi pas Jim Jones nukeliaudavo, žinai, ir viskas. O žmonės rašydavo laiškus į išorę, bet jie vos neturėdavo tam tikrą paruoštuką. Tu turi rašyti, kad tau viskas gerai, tu esi sotus, tu esi laimingas, Tarsi, kad vos net tas pačios gramatinės klaidos ten būdavo. Ir žmonės jau išoriai, jau pradeda brusdėti, kad, kažkas ne taip, žinai. Sako, mes negaunam atsakymą į savo laiškus, mes gaunam, žinai, tos standartizuotus, nes, žinai, jie pradeda jau kažkokias netgi tarpusavio grupės kurti. Ta prasme, kad tie, žinai, tokie susirūpinę, žinai, artimieji, panašiai. Bet realiai. Normalu. Ir
Facebook'o grupę susikūrė. Nu, dar ne, bet bet jeigu būtų Facebookas, tai būtų susikūrę. Tai va, tada Jim vėl surežisavo ataką prieš jį patį. Ten buvo jo sūnus nuėjo į džiunglės, ten šovė į jo namus, Jim tada ten buvo prisispaudęs prie sienos, kad tikrai jį nepataikytų. Per žodžiu, čia padarė iš to didžiulį spektaklį, kad čia mus puola tie priešai, apie kuriuos aš tiek šnekėjau. Taip rado. Taip. Ir viskas. Ir tada jis per garsiakalbius sukvietė žmonės rėkdamas, kad čia viskas, čia, žinai, puola, mūsų vaikus paims, juos žudys. Jis dar mėgdavo labai sakyti, kad tipo, čia mūsų vaikus ir senolius paims, žudys ir viskas. Ne, nu, tipo tie priešai, žinai. Bet palauk, jis įvardino, kas yra tie priešai? Nepamenu, kad būtų taip įvardinti. Nu, tipo fašistinė Amerika, tie, kurie mūsų nekenčia. Nu, žodžiu, mes esam išskirtiniai, nes mes antiek socialistai, suprantate, mes čia tokie lygus, o ten visi, nu, bet ten, žodžiu, Marodas tų priešų, jisai pas jau pamiršo, ten sakyti, tai branduolinė bomba, tai ten kokie nors rasistai, tai fašistai, tai dar kažkas. Aš Marodas, kas pasimesdavo, nebūdavo vieno konkretaus priešo, žinai. Vieni iš tų. Tada, žodžiu, visus žmonės sukvietė, išdalino jiem ten, kam ten kokį pagalį, kam ten kokį akmenį, nes, aišku, ginklų tai neduos. Ir juos išstatė, žinai, tipo, kad budėkit dabar, nes ateis iš džiunglių dabar pult. Nes tik ką šovė iš džiunglių, ne, tai dabar ateis pult. Nu, žmonės ten stovėdavo per naktį, žinai, ten pasikeisdavo, biški pamiegodavo, ryte vėl eidavo dirbti. Ir visas šitas, žodžiu, spektaklis truko 6 dienas. Ir tai buvo galiausiai skirta parodyti, kad žmonės numirtų dėl tos misijos, dėl ko jie yra čia. O priešai išsigando, Sticks and Stones, numatyt ir pabėgo. Jo. Nes ką tik iš bazukos varė. Jo, šiaip nebuvo tas, kad pasakyta, kad va, čia buvo netikra, čia buvo labiau parodyta, kad va matot, jūs esate pasiryžę mirti už šitą mūsų tikslą. Jau prieš tai nepamiršk, kad jisai pradėjo apie masinę savižudybę šnekėti. Bet aš jau būčiau mirus iš juoko. Nu, nežinau, kad tu visas nusibadavęs, labai juoktumeis, bet... Jo, nu, tipo. Ir žodžiu, tai va, jisai visai bandė parodyti, kad, nes, nu, tipo, žmonės, žinai, ten būdavo susirinkimai kažkokie ir jisai ten pradeda rentinti apie tą masinę savižudybę, žinai. Ir sako, tai kas dabar numirtų? Nu, kas dabar numirtų dėl mūsų, ne? Ir kokie 2 žmonės pakelia rankas, žinai. Žodžiu, tų sekėjų nebuvo tiek daug. Kiti žmonės maždaug, nu, tokie, žinai, gal mums nereikia mirti, tu, tipo, gal it's good, žinai. Čia nebūtinas elementas. Nu, ir jisai visai pradėjo bandyti tiesiog, tipo, parodyti, kad čia, nu, vis dėlto puola ir parodyti žmonėm, kad, aha, jūs matot, jūs numirtume. Tai vat vienas iš to parodymų buvo, kad jie ten, žinai, su tais pagaliais ir tais akmenim čia gins, žinai, ir mirs. Vienas iš tų. Bet kaip, vat, nu, dabar tu, žinai, dūsauji, tai žmonių nelabai įtikino šitas, būtent šitas spektaklis, žinai. Taip, tada į kontekstą dar, kad Jim toliau vartojo narkotikus jau daugelį metų, kuo toliau to labiau nusišnekėjo, pradėjo ten, žodžiu, su savo, ten, žinai, kaip prie tos mikrofonus ten šneka, tai jis pradėjo, žodžius pinti, ten kažkokius nutyla, tada vėl apie kažką į kitą pradeda šnekėti, nu, žodžiu, narkotikai, žinai. Tai čia tiesiog į kontekstą, kad, nu, tipo, kaip visas tas atrodo, kur ateina, žinai, bišas. Prieš. Ir tada, tarkim, vėl pusvalandį šneka, kad čia, ne, tada vėl. Nu, tiesiog. Ne. Bet čia mano yra interpretacija. Atkuriami realūs įvykiai. Ne. Bet esu, žodžiu, jisai nemažai yra savo rentinimų įrašęs ir palikęs. Nes jisai, sakau, jisai paleisdavo per garsiakalbius įrašus. Ir kai kurie yra prieinami. Ja, esu paklausius, nerekomenduoju. Bet aš jau žinau, ką veiksiu pirmadienį darbe. Bet aš suprantu, ta prasme, net jisai ten visas apsinešęs ir viską, jisai vis tiek, sakau, va, taip labai negražiai, žinai, jie ateis, jie žudys mūsų vaikus, jie mūsų senolius žudys, žinai. Nu, tipo, tokių į tas skaudžias vietas, žinai, šaudė. Nu, tokias, žinai, manipuliavo, žodžiu. Jeigu nebūtų geras manipuliatorius, jis nebūtų tiek žmonių pritraukęs. Jo, čia niekas tuo nebejoja. Žinai. Tai talentas buvo, ačiū, bet gal šiek tiek kitaip buvo galima išnaudoti, bet ai. True. Who am I to judge? True. Toliau vykdavo tie vakariniai susirinkimai, kurie kartais trukdavo iki 4 ryto. Žmonės buvo žadinami 6 ar ten 5 ar 7 į darbą.
Tai žodžiu, vėl visi nedamiegoja panašiai. Ne, išmiegoja, neprimiegoja. Žinai, vieną kartą mane žadino po labai ilgo periodo tokio su mažai miego. Nu, čia buvo, žodžiu, epizodas toks gyvenimo. Ir mane pažadino. Tai sakė, nu, aš nepamenu, kad mane pažadino, nes šiaip aš žiauriai taikus žmogus. Sakė, aš spyriau, pasiunčiau ir baigęs balius. Ir sakiau, aš niekur neįsiu. Ta prasme, nu, nes viskas, žinai, jau yra, vat būtent, kai yra miego deprivacija, tu jau nebesi tu nebesupranti, kas, aš pamenu, kad man yra dvejinėsi nuo nemiegojimo ir visa kita, tai yra žiauriai sunkus dalykas ir taip, tada tu tikrai, nebeturi kritinio mąstymo ir išsekęs visiškai. Jo, tu neturi jėgų tam, žinai, dar čia kvestionuot kažką, tai važiuojam tik tai, žinai. Ir tuose susirinkimuose tai nebuvo taip, žinai, kad, nes aš, pavyzdžiui, žinai, aš mėgstu pasnūzinti visur, žinai, va čia penktadienį, Jėzau, kaip gerai užmigau dieną, žinau, aš dirbu iš namų, jo, taip gerai per pietus užmigau, kad aš nebesupratau, kurioje visatoje esu, kai atsibudau, taip gerai dėjau, žinau. Bet esmė ta, kad tuose susirinkimuose ten tu negalėjai, žinai, kokį kamputį ten susijęs, žinai, ir taip pasnaus. Ne, žmonės, kurie užmigdavo, jie būdavo baudžiami, jie būdavo lygiai taip pat, ta prasme, tempiami į sceną, žodžiu, nu... O jeigu užmiegi ir neišeini darbą, ar buvo koks darbų prižiūrėtojas, kuris tave... Būdavo tas, nu, vidinis ratas tų tokių prižiūrėtojų buvo, jie buvo tie dezignuoti tokie... Kurie pamiegot gaudavo. Oi, pamiegot gaudavo, pasipist gaudavo su ko nori, ten panašiai, žinai, tipo pavalgy daugiau. Nu, žodžiu, absoliučiai nacių koncentracijos galim padaryti. Ar jau buvai, tai buvo ir viskas? Apie tai nešnekėjo šiaip, nes spoiler alert, nėra daug išgyvenusių, tai, nu... O, jo. tai jo, neaišku dėl karjeros, bet tikrai buvo tie prižiūrėtojai ir jie buvo ir... Kai kurie buvo, nu, dar nepraradę kritinio mąstymo, buvo tokių, kurie pabėgo, bet buvo, kurie tiesiog lygiai tokie patys fanatikai kaip Jim Jones. Ir tiesiog absoliučiai tuo pačiu tikėjo. Ir, nu, ir tiesiog, žinai. Toliau vyko bausmės. Pavyzdžiui, paauglys, aš čia pasakysiu pavyzdžius bausmių ir už ką buvo baudžiami. Tai nepaisant... Čia realių iš liudininko, ne? Jo. Tai nepaisant to ten, kas jau prieš tai sakiau, tai čia dar, pavyzdžiui, pavyzdys yra kaip naujų atsirado. Pavyzdžiui, paauglys buvo verčiamas valgyti žiauriai aštrius pipirus, tiesiog, nu, ten tos vietinius, tarsi tragiškai aštrius, nes buvo surasta, kad jis savo augina arbūzą, pasislėpęs. Negali savo, negali. Viena moteris... Ką? Komunizmas. Viena moteris už kažką buvo išrengta nuogai ir turėjo vaikščioti tarp kitų, kurie ten ją peikė, kokia tu baisi ten ir viskas ten blogai ir panašiai. Kitus pririšdavo prie stulpų šalia džiunglių ir palikdavo, kad tipo juos čia suvalgytų laukiniai žvėrys. Nesuvalgydavo, bet jie tiesiog turėdavo ten kelias dienas. Bet žinai, tai vabalai viskas, čia gali būti blogai, saulė kepina. Taip, taip. Kitus mušdavo, kitus uždarydavo į dėžę, pavyzdžiui, žmonės ten visiškai prarasdavo laiko erdvės savoką, nes dėžė tamsi, maža, karšta, nu, ta prasme. Ir dar daug visokių baisybių aš ten dar praleidau, žinok, nes ten buvo, nu ten, žinok, labai blogai. Kuo daugiau priešindavais, ta prasme, kad, nu, vat, ta prasme, tiesiog nusikalsdavai, vėl nepaklusdavai, panašiai, tuo ilgesnės bausmės tau būdavo skiriamas, nu, tarsi daugiau dėžiai sėdėsi, daugiau prie stulpo būsi pririštas. Bet jau kai tu esi tokiai komunai ir jeigu tu nori priešintis, tai jau gal tu eik lauk, o ne priešintis iki naujos. Okay. Realiai, džiunglės be paso, be nieko, džiunglėse tu mirsi, supranti. Nu, tu prasme, viskas įstrigė. Būdavo žmonių, kurie būdavo išsiunčiami su reikalais, ne? Nes jie nebuvo visiškai izoliuoti, žinai, būdavo kažkas ten su mašina sėdant. Diplomatai, jo, nu, tipo, turi nuvažiuoti ten, žinai, ten parvežti, nežinau, ten cukraus ar kažką, ne? Nu, tipo, įmanoma, bet tragiškai sunku. Ir išsiųsdavosi, aišku, ten tuos artimiausius savo ratui žmonės, o ne tiesiog, žinai, paprastus tuos. Bet tai aš taip įsivaizduoju, pas juos patruliuodavo kas nors aplink perimetrą. Nu tai, vat, kaip, ten nebuvo... Nes kitaip tu naktį bėgt gali su mašina bandyti. Teoriškai taip. Tai jisai turėjo tų sargybinių, ten, nu, savo, bet kaip aš supratau, kad jie daugiau buvo tokie kaip asmeniniai. Ten, pavyzdžiui, susirinkdavo visi į tą susirinkimus ir tada, žinai, tie asmeniniai sargybiniai, ten, pavyzdžiui, nu, pažiūrėdavo, žinai, kad tu čia nemegok, tu čia, žinai, stovėk ir panašiai, ne? Kaip ir nebuvo sargybos bokštų, kaip ir nebuvo kažkokių spygliuotų vielų.
Bet sakau, bet viskas supo džiunglės. Ir, gal tu ten tos mašinos raktų taip lengvai nerasi, žinai, kad važiuoji. Sakau, nėra taip paprasta, žinai, kad tu, teoriškai tu gali eiti. Tipo, tvoros nėra. Bliau, bet praktiškai mes suprantam, kad džiunglės yra džiunglės. Čia tau nepasivaikščiojimas po Vingio parką, žinai. Eit kur, būtent, žinai. Tu ten, gerai, ir net jeigu tau ten pasiseks, ne, tu nueisi tada į tą, tipo, tą Gajaną, kuri tikrai nėra civilizuota. Ir ką tada? Nėra civilizuota valstybė. Tai nėra taip, kad tu nueisi, supranti Amerikos konsulatą ir sakysi, padėkit. Tai tada kaip šitą Rockefellerį tave suvalgo. Aš ten nežinau, kas ten per valstybę tuo metu buvo. Bet tikrai nebuvo labai turtinga, labai ten, žodžiu, pažengusi ar kažkaip. Tai, turiu omeny, kad tos galimybės, tikrai ribotos, jau labai ribotos. Tai, pavyzdžiui, jeigu žmonės, tarkim, per susirinkimus dažnai ten jisai sako, ar jūs ten su manim, ar ten panašiai, ir būdavo žmonės tikrai šnekėdavo jam prieš, ne, kad tipo, o jeigu taip, o jeigu ne, o gal čia mums nereikia mirti, o gal dar kažkas, ne, tai tuos iš viso prišerdavo raminamųjų keliom dienom, kad jie tiesiog biškai patylėtų ir tos vaibo, žinai, negadintų, tipo. Žodžiu, visaip. Iš visų pusių, ta prasme, arba fiziškai, arba bausmėm, arba kaip, tiesiog moraliam, neprimiegojimu, nedavalgymu, neprivalgymu, jau vieną gerai pataikiau ir kitą negerai. Bet mano žvilgsnį matė, ne? Kaip bebūtų, dabar aš tikiu, kad neatsakysi šitą klausimą, galbūt nesi pasiruošęs, bet turiu tokį klausimą. Iš kur jis gaudavo narkotikų ir vaistų? Gaudavo siuntas iš Amerikos. Tai ką, jis turėjo ten kažkokį savo dylerį, ne? Jisai apskritai buvo palikęs tam tikrą headquarters, tai tipo kaip būstinė, ne? Jis buvo tenai palikęs, ten nebuvo daug žmonių, bet ten buvo jo tokie kaip pakalikai, siūsdavo ginklus, jam ten tų vaistų, jisai dar turėjo savo asmeninį gydytoją kabutėse, nes jis nebuvo pabaigęs tipo mokslų, bet jisai nujautė. Ten, jo. Žodžiu, jo, turėjo, jisai nuolat gaudavo siuntų visokių, galų gale tam tikro ir maisto, ne maisto, žinai, tos siuntos būdavo ten, tie patys ginklai, kai atkeliavo, žinai, jie būdavo, tipo paslėpti ten, nežinau, ryžiai, žinai, ten kažkas, atkeliaudavo. Ir, kaip sakiau, kad būdavo dezignuotas žmonių ratas, kurie, tarkim, netgi ir važiuodavo kažkur paimti kažko, ta prasme, tai nebuvo taip, kad jie ten sėdi ir niekur nevažiuoja ir nieko nedaro, žinai. Bet to, iš kur tą patį oro kondicionierius, tikrai ne iš Gajanos, žinai, ten gavo. Atsivežė pirmų reisų. Matyt. Ne, tai ko jam reikėjo, jisai susiveikdavo, ta prasme, jau nebebuvo fašistinė, supranti, Amerika, jau ten jau kapitalizmas zaibys, duokit man, žinai, mano šitą amfetamino ir oro kondicionierių, žinai. Apskritai žmonės buvo supriešinami, raginami skųsti vieni kitus. Tada atsirado tas, kad... kažką primenu vėl, žmonės nebegalėjo, supranti, net savo šeimos nariais pasitikėti, ne? Tu atrodo, žinai, čia kažką kaip ir šneki tarpusavį, bet tu nežinai, ar tavęs nepasklūs, nes tada, jeigu paskundi, tada tas žmogus kažką gauna, arba jisai galbūt tikrai tiki, kad jisai tada ten apsivalo prieš, ten, nežinau, dabar jau Dievo kaip ir nebėra, ne? Prieš tą... Ne, tai vis dar yra, jisai. Bet turiu menį, aš norėjau sakyti prieš Dievą, bet, tada prieš Jim Jones ten. Esmė ta, kad, sprendė, smegenų plovyklą, tada, sakau, tu jeigu paskundi, tai tada tu ten kažkaip apdovanojamas esi ir panašiai, žodžiu, it's bad. Ne tai, kad šeimas išskirstė, bet dar ir tokia paranoja tarpusavį, žinai, užkūrė. Tu nežinai, ko gali pasitikėti. Žiūrėjau, tokia amerikietiška berija veikia ir čia. Okay. Taip. Tada vieną iš vakarų Jim vėl sukvietė susirinkimą. Bet dabar visi pamatė, kad pilnas sargybinių su ginklais daugiau, negu buvo prieš tai. Ir labai gražiai pasakyta, tie ginklai buvo nukreipti ne į išorę, o į vidų. Nepamiršk, kad prieš tai buvo tas, tipo, ten 6 dienos, kai visi stovėjo su tais akmenim ir ten, žinai, gintis nuo, nežinau, nuo kokių priešų. Ir maždaug dabar jisai apsiginklavo, bet tada ginklai visi į vidų. Yeah. Blemba, jau būtų man toks, noriu išeiti. Jim pasako, kad Amerikoje vyksta juodaodžių genocidas, žmonėms nebėra kur grįžti. O ten šiaip daug buvo juodaodžių. Buvo ir baltųjų, bet daug buvo juodaodžių. Galiausiai ir juos užpuls, nes jie tokie nuostabūs socialistai ir visi jų nekenčia, jie čia revoliucionieriai, panašiai lygybė ant šit. Juos užpuls grįžus ar juos užpuls džiunglėse? Čia. Okay. Atvažiuos iš Amerikos, jau Amerikoje iš jūsų batai. Ten yra prarasta ir jie galiausiai ateis užpuls čia, žinai. Vienintelė išeitis - masinė savižudybė. Ir aš šitą parašiau angliškai for the glory of socialism. Nes taip, tarsi, čia yra citata.
Ir tada darbuotojai prinešė popierinių podelių su juodu skysčiu viduje. Jis sakė visiems gerti. Jei kas nors bandys bėgti, bus nušauti. Tie, kurie priešinosi, jie nebuvo nušauti, jie buvo priversti išgerti gėrimą. Pigiau. Tie, kurie išgėrė skystį, jie buvo suvesti į lauką, atsigulti, kabutėse pasitikti mirties. Nu, ir žmonės, tiesiog, ta prasme, viskas, išgėrė, atsigulė, nes kita išeitis, kad nušaus, bet galiausiai, kad ir apsisukai bėgti, tai tiesiog už pakarpos, tarsi gerklę supylė, ir viskas. Žmonės atsigulė, jau savo, sako savo ate, panašiai, praėjo, nežinau, ar kem minučių, ar kiek, ir Jim Jones sako, joking! Eik tu? Oh, fuck. Jie negėrė nuodų, čia buvo savotiška repeticija. Jisai vėl pabandė parodyti, kad jie mirtų dėl savo... Ir šiaip pažiūrėt kiek. Kad jie mirtų dėl savo to tikslo ir visa kita. Ir tai buvo dar vienas iš to, tipo, kad, palaužti. Ja? Ir kertų lažybų, kad atsirado kas nors, kuris, o taip, duok man geriau. Buvo. Bet tokių nebuvo daug. Ta prasme, taip, Tai čia jau. Ir tada šitas ritualas pasidarė nuolatinis. Jį pradėta vadinti baltąją naktimi. Per garsiakalbius Jim Jones pradėjo šaukti baltoji naktis. Rusiška ruletė. Tada visi suvaro į tą, susirinkimų tą kažkokį ten, nežinau. Aš tai įsivaizduoju kaip kažkokį tvartą tokį labiau, tokį, nežinau, gal... Tiek žmonių į tvartą? Tokį... Didelis tvartas? Bet tikrai ne aktų salė tenai. Žodžiu, visus suvaro, ten tą, kad būtų tas susirinkimas. Ir tada vėl ten Jim Jones ten rentina apie tai, kad čia visi tuo užpuls, nėra kito pasirinkimo. Ir tada supranti, žmonės... O kaip pasirinkimas kovot prieš? Jeigu ką. Tiesiog, aš klausiu. Aš būčiau tas mažas balsės, kur atsiprašau, norėčiau paklausyti. Tada tau šautų, į kokią dėžę uždaro raminamųjų, tai prišeria, tu būtum ta, kuri tripina 3 dienas. Aš kaip ir sakiau, mane paleisiu, tiesiog išmeskit šitą nafigą. Jo, tai ir esmė ta, kad tas pradėjo kartotis taip dažnai, kad galiausiai žmonės priprato. Ja. Ir jau įsigeria. Niekas nebebijoja, niekas nebesipriešino, visi išgeria. Eina pasėdėti lauką ir tuo viskas baigsis. Tuo galės eiti miegoti, nes vėl vakaras. Jie tiesiog nori, kad viskas baigsis, jie galėtų eiti miegoti, nes ryte vėl keltis, juos, dirbti ir panašiai. Tuo metu išorėje Amerikoje artimųjų, kurie buvo uždaryti Jonestown, judėjimas vis stiprėjo. Keli žmonės buvo pabėgę iš ten ir jau prieš tai ir netgi ten dabar nepamenu, gal sugebėjo ir iš tų džiunglių kažkas pabėgti, bet not sure dabar. Bet žodžiu, pripasako, kaip ten baisu, kaip yra iš tiesų, ta prasme, nes ir Amerikoje jau ten jau buvo batai, Kodėl Amerikoje buvo batai? Tai jau Amerikoje tada buvo tos visos bausmės, tenai jie buvo uždaryti tuos barakus, buvo neprimaitinti. Aš negaliu, kad aš tai sakau. Ten tada Amerikoje, kol jie dar gyveno Amerikoje, jau tada buvo blogai. Ai, tik dabar supratau, aš galvoju, kad pačioj Amerikoje. Ne, tiem žmonėm, kurie kol gyveno, o jau ką kalbėti apie, kai jie nukeliavo tą Jonestown, džiunglėse su tais visais, ten iš viso, jie turėjo patys savo maistą užsiauginti, kai sakiau, ten ryžius valgė, vis mažėjančiam porcijom, ten buvo blogai. Tada tie artimieji patraukė žiniasklaidos dėmesį, kad, vienijosi kažkokius tai judėjimus ir panašiai. Ir galiausiai patraukė vieno valdžios atstovo, kongresmeno Leo Ryan dėmesį. Tas Leo Ryan, jisai buvo labai toksai žmonių kongresmenas, jisai buvo pripratęs daryti dalykus, eiti, toks vos ne pats, Ir tada tas kongresmenas prižadėjo pats nuvažiuoti į Jonestown ir investiguoti, kaip ten viskas vyksta, sakė, liksiu ten kiek tik reikės ir sužinosiu tiesą. Jim Jones baisiai nerimavo, toliau rijo tabletės, gėrė, šnekėjo nesąmonės, skleidė savo paranojus. Tai tam vyko dėrybos, kada jie čia atvyks, kaip čia atvyks, kiek čia gali žmonių atvykti, ten panašiai, nes, negalėjo... Čia į tą naują Jonestowną džiunglėse jisai? Tas kongresmenas iš Amerikos. Aš Amerikoje į tą likutį. Ne. Jis, aišku, nori, komandiruotę. Kaži, kiek moka už komandiruotę džiunglėse? Dienpinigiai kokį? Čia 7-8, tai klausimas, ten labai mokėjo. Gali būti, kad vos iš savo kišenės ten susimokėjo, 1978 metų, lapkričio 12,
ne Jonestown, bet aš dabar neprisimenu tos Gajanos, žodžiu, artimiausią miestą, kuris yra prie Jonestown, atvyko kongresmenas Leo Ryan su savo Dar palyda. paklausiu, Johnstown čia, jie taip vadina, iš tikrųjų čia nėra oficialus. Ne, esmė ta, kad ten tipo nėra kaip po miesto. Ten yra tipo džiunglės ir jie turi kažkokį plynlaukį džiunglėse ir jie pavadino Jonestown. Kaip skeletų spintmiestis. Taip. Jeigu mes persikeltumėm į Labanoro girią kokią nors, ne? Tipo pasidarytumėm 16 kvadratų ant 16 kvadratų, žinai, savo miestą ir pavadintumėm skeletų spintmiestis. Kas nori truputį pabūti ant dietos, pasiklausyti Blevyzgų. Papkės visas mum. Tai, žodžiu, į artimiausią tą miestelį prie tų džiunglių, prie Jonestown atvyko tas politikas, kongresmenas, ta prasme, su palyda. Tai ten buvo jo artimiausi tie, žinai, žmonės, ten pora žmonių ir dar žurnalistai. Garsistas, tada ten šitas filmuotojas, kažkokia žurnalistė, ten visa kita, ir dar 14 Jonestown gyventojų artimųjų, kurie matyti ir turėjo pinigų, nes daug šiaip Jonestown gyventojų buvo apskritai nelabai turtingi. Faktas, jo, tu įmė pažeidžiamų žmonės. Ir ten kažkur spandė tą Pietų Ameriką skristi, darbus palikti, artimuosius palikti, aplankyti, dar neaišku, ar ten jos, žodžiu, čia galės jie važiuoti, ar ne? Apsiverkčiau, pamačiau savo artimai ten. Kongresmenas kelias dienas per radiją su tuo Jim Jones dėrėjosi, kas čia gali įeiti, kas čia gali neįeiti, panašiai. O kokią teisę jis turi kažko neleistas, jis neturi savo, Ten buvo jo valdos, jis nusipirko tą žemę. Ir tipo, aš tas neįleisiu. O dar spend su žurnalistai, su viskuo, tricky thing, žinai. Dar prie svečioje šalyje, čia nėra, žinai, mūrika, kur ten, nežinau, gal ten kiti įstatymai ar kaip, nežinau. O kodėl negali tiesiog iš sraigtasparnio užmėtyti bombekiam su miego dujom? O koks yra... Aš tokių gerų idėjų turiu. Jo, bet koks tikslas? Jeigu, tipo, mes įeini. Esmė ta, kad neturi kažkokių tikslių įrodymų, apart to, kad žmonės pasako, kad ten blogai. Bet yra daug žmonių, kurie rašo laiškus ir sako, kad ten gerai, ne? Tipo, tarsi, aš žinau, nevartyk akių. Bet realiai, neturi tokio grinai, tokio, žinai... Teisiškai neturi jokio pagrindo. Jo. Tada, žodžiu, dėrėjosi, kol galiausiai buvo sutikta įsileisti į tą Jonestown, bet ne visus atvažiavusius. Ten turėjo biški žurnalistų palikti, biški artimųjų palikti, man rodos, 4 artimuosius įsileido. Ten, žinai... Drąsu ir tos 4 įsileisti. Matyt, tų, kurie buvo labiausiai, tipo, stipriausi, kurie galėjo atsilaikyti. Žinai, su jais vis tiek pasiderino per tas kelias dienas, pažiūrėjo. Žvalgybą atliko, žodžiu. Jo, tam ir buvo pasiruošta. Tada atvažiavo, žodžiu, jie kur buvo tam miestelį šalia to Jonestown, jie ten turėjo tokių kaip purvakelių, žinai, važiuoti iki tų džiunglių, tada iki to Jonestown. Tada atvarė, žinai, vartai, žinai, mato, kad nėra ten kažkokių sargybos bokštų, nėra tų, žinai, šitų... Koncertinų. Kaip jos? Koncertinas. Koncertinas? Taip. Spygliuota vėl. Aš žinojau šitą žodį ir buvau pamiršus, geras, ačiū. Tai nėra šitų, ten nėra šautuvų, ten nieko, žinai, pasitiko prie įėjimo Jim Jones žmona. Prisimeni dar ją? Jis tai sėdi, žinok, jai viskas tvarkoja tenai. Jis buvo vienu metu puolusi depresiją, kai sužinojo, kad Jonestown pisasi su visom, bet tada jis kažkaip ten sugebėjo savo atleisti ir jam atleisti, toliau su juo gyveno. Tu esi Dievo žmona, tai būk aukščiau biškį. Niekas pradžioje kaip ir nerodė, kad jinai būtų panašiai nenormali kaip jisai. Taip. Nes jinai šiaip buvo seselė. Žiūrėk. Dabar aš pasakysiu savo žodį. Tai jeigu moteris tiesiog po truputį yra įtraukiamas į to smurtautojo, paprasto smurtautojo, ar ne, ratą, veiksmų eigą, žinai, visą ir po truputį yra tiek durninama, koks čia pratingas žodis būtų, kad galiausiai, nusprendžia, kad nesiskūs dėl to smurto ir taip toliau. O čia tu turi charizmatišką lyderį, paskui kurį seka 3000 žmonių. Kas tu tokia, kad skūstumės? Tu sėdi jo dešiniai. Aš kertu lažybų, kaip jis jai pasado, kad tu, brangioji, tokia ypatinga, tu esi čia, wow, bet tavęs aš niekas, žinai. Bet tu matai, kad jisai nuolat apsinešęs nuo narkotikų, geras, pradėtas visas. Visas. Turiu omeny nuolat bendrauja su aukštesnėm jėgom.
Šiaip jisai mėgdavo tą, kad aš žinau, kad taip atsitiko. Nors jisai turėdavo, žinai, išorinių tų žinių. Aš žinau, taip atsitiko, nes aš žinau. Taip, čia, žinok, nėra taip jau labai sunku šito vietoje. Ypač artimą žmogų, jeigu jis turi dar kažkokį emocinį, žinai, prisirišimą prie tavęs, nėra taip sunku palinkti. Bet aš tiesiog norėjau priminti, kad jinai vis dar yra jo dešinė, jinai, žodžiu, sėdi su karūna. Taip, tai, žodžiu, atvarė, pasitiko žmona. Su duona ir dėl. Aplinka šurmuliavo žmonės, viskas atrodė tvarkoj. Žmonės atrodė laimingi, kur ten, žinai, ten kažkas eina tą palydą. Jos pamaitino prieš tai taip normaliai, kad atsigautų? Aš taip, žodžiu, ten ką skaičiau, ką klausiau, bet aš čia daugiau savo interpretaciją turiu. Man rodos, kad jie atrinko kokius 200 žmonių. Kurie dar neblogai atrodo, ne? Jo, neblogai atrodo, dar jos biški pamaitino. Tada tuos, kuriuos labiausiai įbauginti, labiausiai praplautos smegenis ir panašiai, kitus kur nors ten biški uždarė toliau, nes tačiaus ten šiaip didelis. Ten realiai gyveno apie 1000 žmonių šiaip. Tarsi jis tokio dydžio buvo. Palauko, tai kur kiti 1500? Ne, ten gyveno apie 1000. O kur kiti 1500? Nežinau, apie kokius tu duomenis turi, aš tu sakai, kad yra 2500 sekėjų buvo. Tai čia Amerikoje. Jų. Bet tai gal ne visi persikėlė, ne? Galbūt tenai, Tai tiek daug liko Amerikoje? Man rodos, kad ne. Gali būti, kad nubirėjo kažkiek, bet... Pasimetė kelionė. Ne, gali būti, kad tikrai ne visi į tą Pietų Ameriką persikėlė, bet realiai ten tuo metu gyveno apie 900 su viršų. Apie 1000. Okay. Jo, aš šito nepasakiau, skaičius duodu, bet nes aš pasikeitė. Tu teisi, aš, kažkaip pati... Prasileidai. Matai, kaip būna kartais. Nieko, didžioji depresija buvo po Antro pasaulinio karo. Nieko tokio. Tai aš manau, kad jie atrinko tam tikrą grupę žmonių ir tiesiog realiai paruošė spektaklį. Paruošė maršrutą, kur jie eitų, į namus, kurie gali užeit, ką jie gali pamatyti, kokius žmonės gali pamatyti ir panašiai. Realiai taip ir buvo, bet aš čia dar pridedu savo interpretaciją su skaičiais ir panašiai. Tai, žodžiu, viskas yra tvarkoj. Ta žmona nuvedė jį pas Jim, tas pavaišino visus dosne vakarienę. Atvykėliai jau matė, kad tas Jim, yra fucking high as a kite, žinai. All the time. Bet jis vis tiek ten sėdi, žinai, visi žmonės ten labai džiaugsmingi, ten po to buvo kažkokia vakaronė vakare, ten, žodžiu, visi ten ploja viską, ir tipo galvoju, okei, žinai, tipo, Jeigu visi laimingi. Jie atvažiavo pasižiūrėti, ne, ir jie tiesiog, vėlgi, ką aš matau, ir jie pasakoja, ką mato. Bet nušautų mane būtų tokiam durnam. Tada tas... Pranešė apie savo atvykimą ir tikėsi, kad tau rodys, ką nors blogo? Gerai, bet žiūrėk, čia šiaip, žiauri istorija. Tas kongresmenas šnekėjo su gyventojais, netgi paslapčia rodė kortelę, žinai, kad jeigu tu nori grįžti namo su linčio galva. Ta prasme tokį, žinai, kad nematytų, žinai, kažkur ten taip parodo, kad viską. Nuostabu. Bet visų galvos buvo puikiai stabilios, niekas nelinksėjo nei į vieną pusę, nei pirmyn, nei atgal. Kol vyko vakarinė šventė, vienas gyventojas nepabijojo įkišti raštelį reporteriui. Taip. Tada tas raštelis ten netyčia iškrito, tas reporteris pakėlė nesusipratęs, pakėlė atiduoti tam vyrui, kažkoks vaikas pradėjo klykti, jis duoda raštelį. Nes buvo visi supriešinti, neskūst buvo, ta prasme, dar vaikas, žinai. Tas vyras kažkur greitai pabėgo, tas reporteris nunešė raštelį kongresmenui. Ir jame buvo parašyta: mielas kongresmene, prašau padėti mums pabėgti iš Johnstown. Tada kongresmenas parodė tą raštelį tam Jim. Ir Jim sako, oi, visi meluoja. Kodėl? Nes visi matė, kai tą raštelį padavė. Čia ta prasme. Ne, aš sakyčiau, čia mano raštelis. Ne, bet sako, pakomentuok, tai what the fuck, žinai, kas čia yra. O kur tavo savisaugos instinktas? Tas metu esi kažkokioj bendruomeniai, kur yra daug narių, jie turi ginklus, tu atvažiuoji į 14 ten asmenų grupę ar kiek, ir tu sakai, pakomentuok, kad kažkas čia negerai vyksta, rimtai, tu šūtini, parsiveži armiją ir tada tik tai, what the fuck. Atsiprašau, susijaudinu.
Nieko tokio, viskas gerai. Čia yra bjauri istorija ir dabar mes einam prie labai bjaurios pabaigos, taip kad, sakyk, įsikibus į stalą, nes čia it's going to get worse, ta prasme, absoliučiai. Ir žodžiu, Jim sako, čia visi meluoja. Nu ir ką, aš negaliu visus kontroliuoti, bet jūs pažiūrėkit, ar jūs nematot, kad visi laimingi? Taigi matot, va, žinai, visi ten, žinai, nu, taip. Tuo pačiu metu, kai Dorotėjos, Maros plius minus tuo pačiu metu, kai Dorotėjos tas gyventojas perdavė raštelį, kad mus verčia meluoti, va tada teisėsauga atkreipė dėmesį. Tai čia dar ne pabaiga. Taip, tada, ten baigėsi tas vakaras, žinai, ten, žodžiu, visi išmiegojo, kitą dieną žurnalistai ir kongresmenas toliau buvo vedžiojami po Jonestown. Ir jie, mato, kad surežisuoti yra dalykai. Ta prasme, kad, čia netiesa. Nors, tipo, viskas, jie negali pirštų parodyti, žinai, kad taigi, bet tiesiog jaučiasi, kad kažkas ne to. Bet mato, kad something's off. Žinai, tas labai geras pasakymas. Ir kiek bando kalbinti žmonės visais būdais, žinai, sako. Kad ir kaip bando kalbinti visais būdais žmonės, kad tai pasakyk, ar tu nori namo, palinksėk, ten dar kažką. Visi laimingi, visi nenori namo, mes norim čia likti, viskas. Tai jau ką tik vienas buvo prarėkdytas, kad... Tai jisai buvo, kaip čia, išbrokuota. Pavaikščiojo tą visą delegaciją, pasižiūrėjo, ir sako, mes jau varysim namo. Ten, nežinau, ar tam buvo sutarta, kad jie tik 2 dienas bus, nes vis tiek reikia kažkokį spektaklį surengti ir panašiai, negali jie ten savaitę sėdėti. O ir nevarysit. Tada tas visa delegacija jau atsisveikina, mes čia varysim. Viena šeima priėjo prie kongresmenų ir žurnalistų ir sako, mes norim eiti lauk su jumis. Čia ir dabar? Nice. Jim bandė juos atkalbėti, sako, ten aš jums grąžinsiu pasus, čia kažką, tipo, jūs kai norėsit galėsit išeiti, jie dar pasitarė tarpusavės, nusprendė, kad čia yra spąstai ir sako, ne, mes norim išeiti dabar. Ir šiaip good for them. Sako, mes renkamės daiktus, einam lauk. Spėju, kad iš šitų žmonių mes turim liudijimus. Aš po to papasakosiu, bet buvo dar daugiau pabėgusių ir neaišku, kiek iš šitų išgyveno. Spoiler alert. Bet tu įsivaizduoji tą kongresmeną. Toks ant grinai peilio ašmenų, žinai, vaikščiantis. Visiškai. Paimt, nepaimt. Ir va tame esmė, kad tas kongresmenas, jisai pasakė, kad sako, visus, kurie norės grįžti namo, aš pasiimsiu kartu. Bet tu žinai, kaip jis rizikuoja. Tu esi vidury džiunglių, tave gali tiesiog nušauti ir pakasti. Taip. Bet vėlgi, čia buvo... Šunim užpjūdyti. Jo, čia po to buvo dar situacija, kur, bet jisai sakė, aš visus, kurie nori, sako, kad noriu važiuoti namo. Ar gali pasakyti dar to kongresmeno vardą, pavardę, nes man tiesiog patinka žmonės, kurie... Leo Ryan, kurie turi kiaušus. Wow, taip. Čia apskritai, respektas. Kad kongresmenas išvažiavo su tai žmonėms susitikti, ta prasme, pats čia buvo, dar tuo metu buvo taip labai, nelabai daroma. Jisai buvo, sakau, toksai labai žmonių žmogus, kad aš pats eisiu ir darysiu. Kuris iš tikrųjų, o ne dėl reitingų. Nes, čia, tu nenuvažiuosi, žinai, tiesiog šiaip ant durniaus. Taip. Važiuoji su pareiškimu ir taip toliau. Super. Respektas jam tikrai. Tai Jim pradėjo nervuotis, Jim Jones. Kalbos pasklido po visą tą, žinai, Jonestown, kas pranetėjo šeima, sako, mes norim važiuoti, žinai, pradėjo biški žmonės šurmuliuot, burbuliuot, kad, tipo, žinai, dar kažkas. Dar atėjo žmonių, kurie sako, mes irgi norim išeiti. Kas realiai kaip kertasi, ne, visi prieš tai laimingi, o dabar tiesiog iš oro atėjo žmonės ir sako, mes norim važiuoti namo. Taip, sau be priežasties, va taip. Nors mes čia labai laimingi ir bet mes čia norim važiuoti. Užtenka tos laimės, kiek galima. Visiškai neįtartina. Iš viso 14 žmonių susipakavo išvažiuoti kartu su delegacija. Ir jiem leido? Taip, nes oficialiai Jim Jones čia nieko nelaiko. Ir jeigu žmonės prie visų žurnalistų, kurie filmuoja, kurie viską įrašinėja, ne? Bet ir žurnalistus gali pakast. Tai gali. Tada delegacijai beišvažiuojant dar vienas vyras vardu Larry Layton pasakė, kad nori kartu prisijungti. Kiti pabėgėliai sunerimo, sako, nes žino, kad tas Larry yra artimas Jim Jones, tas žinai, rato žmogus. Ir sako, čia gali būti spąstai, čia gali būti blogai. Ir va aš apie tai, ką aš šnekėjau, kad kongresmenas sako, aš nei vieno negaliu palikti. Sako, aš prižadėjau, kad visi, kurie nori išvažiuoti, tai tie ir važiuos. Ir jie pasiėmė jį kartu. Tam, kad būtų tikriau, tai tipo jį bus čia bėdų? Bus.
Aš noriu geros pabaigos. Ne, oi, tada eik lauk. čia nebus geros pabaigos, iš karto sakau. Ne, laikykis už stalo, žinok, čia bus labai bloga pabaiga. Kodėl tu tokia žiaurės? Nes taip yra, toks gyvenimas. Ir žodžiu, ten tą Larry kaip ir patikrino, sako, ar jis kokio čia ginklo neturi, žinai, apžiūrėjo, tipo, ne, viskas tvarkoja, pasiėmė jį kartu. Jie visi nuvažiavo iki lėktuvų ir nes tipo, 2 lėktuvai turi atskristi, nes irgi taip lėktuvai ten neskraido, nes ten tokie kukurūznikai, žinai, turi atskristi, kad nuskraidinti civilizaciją, žinai. Ir kol laukia tų lėktuvų, jie ten, žodžiu, atskrido tie lėktuvai. Tada prasidėjo visas ten, žodžiu, sujudimas, kad ne visi telpa. Pradėjo tada šnekėti, kas čia telpa, kas čia ne. Žodžiu, žmonės tikrai tuos Ofik, aš prie sparno prisiriščiau. Iš to Jonestown tai tikrai skraidinam, gal kažkas iš delegacijos pasilieka, gal kažkas iš žurnalistų, niekas nenori likti, nes tai what the fuck, žinai. Nu, taip. Kol jie tenai vyksta tas sujudimas, atvažiavo sunkvežimis ar 2, dabar bijau sumeluot, sargybos ginkluotos. Ir jie atvažiavo ir tiesiog ten netoli tipo čilina, žinai, ir kažkas tok. Ir žodžiu, kol vyksta tas sujudimas. Man tai Putką primena. Ir tada sargybas taiga privažiavo arčiau, sustojo, žinai, ir pradėjo šaudyti visus. Tiesiog, nesirinkdami. Greitai visi išsiskirstė, kas į už ratų slėptis, kas į džiunglės bėgt, kas į lėktuvą bėgt, kas bando duris uždaryti, kas dar kažką. Jo, šiaip ir lėktuvą būtų gudriausia. Tas Larry Layton, tas įtartinas, jis jau buvo lėktuve, jis išsitraukė ginklą, Tik jį apžiūrėjo, sakė. Kurį sugebėjo kažkaip prasinešti, nežinau, užpakalį matyti. Trumpas intarpas, ar žinai, koks yra rekordas Lietuvoje prasineštų mobiliųjų telefonų anuse? Ne. Aš turiu visiškai patikimą informaciją iš žurnalisto gautą. Spėk. Nu, kiek tu šiknonsas iki iš to mobilių? Aišku, jie mažiukai, čia tau nežinai, ne. 4 ultra Samsungas. 4? Ne. Tik jie. 8. 8. Kodėl anuse, kodėl vadžiai nesikiša tada moterį? Nes vyras nešė. Bet still, gal daugiau tiltų? Ne, čia buvo rekordas užfiksuotas, Lietuvoje, žinai, per žurnalistinį tyrimą. Tikrai negėjus. Pakosik. Ir iškosik. Ne, nepamenu iš tikrųjų, kaip jį pagavo, bet pamenu tiesiog būtent tą skaičių, kad 8 mobilus. Nu, tai Larry irgi neaišku, iš kur išsitraukė, gal nelabai gerai jo apieškojo, vėlgi, žinai, nu, ta prasme. Ir jis tada viduj lėktuvo pradėjo šaudyti, tipo, viską. Nu, žodžiu, esmė ta, kad jie yra pabėgėliai, ne? Jie išvažiuos ir jie papasakos. Užtenka kulkų. Ir jie papasakos, ta prasme. Ir mes turim tą sustabdyti. Kongresmeną pašovė. O kur oro uosto apsauga? Ten ne oro uostas, ten tiesiog laukas, kur atskrido 2 kukurūznikai. Tiesiog. Taip, ten nėra civilizacijos, nieko. Jie yra vieni ir atskrido 2 sunkvežimiai, tiesiog jūs užpuolė ir viskas. Kur kongresmeno apsauga, kas nors? Tai apskritai po viso šito įvykio kongresmenai dabar keliauja su kariuomenės apsauga. Nes prieš tai jie galėdavo tiesiog taip pasimti žurnalistus ir iškeliauti. O dabar yra tipo, tam tikros taisyklės padarytos, jie be apsaugos nekeliauja. Anksčiau buvo tai. Jėga, kad tu pionierius, bet... Vienas iš lėktuvų sugebėjo pakilti ir išskristi. Ten išskrido sužeista žurnalistė, man rodos porą lavonų ir, žodžiu, ta prasme... Bet bent kažkas gyvo. Kažkas išskrido, jo. Jau žinia paskleista, okei. Tada, žodžiu, kai kurie žmonės, sakau, į džiunglės pabėgo, kai kurie numirė, kai kurie viską, galiausiai turbūt dabar galiu pasakyti, kad tą kongresmeną pašovė negyvai. Jį nužudė. Taip pat nužudė operatorių, ir dar kai kurios tuos žmonės, kurie bandė pabėgti, žodžiu, toks mišrainė, žinai. Taip. Kaip aš vis tiek, aš negaliu, kaip aš nekenčiu tų žmonių, kurie savo leidžia tokius dalykus. Tas metu esi, kaip tu sakai, žinai, ir pas mus jau namuose yra prigiję tas žodis dėliulių. Tu esi dėliulių, tu įsivaizduoji, kad tu esi fucking dievas ir gali, okei, tu vesk juos į šviesų rytoj, bet tu negali šaudyti kitų žmonių, užbaigti jų gyvenimą. The fuck, kodėl? Tai tu manai, kad tu gali, nes tu esi dėlulų.
Nu, taigi jisai mano, kad jisai yra dievulis, jisai, nu, ta prasme. Bet man atrodo, kad jisai šiuo atveju, jisai tiesiog paskaičiavo, kad, tipo, jeigu jie išvažiuos, mapatai. Nes, ta prasme, jie ten, žodžiu, kol ta delegacija, žinai, varė, tai, Aš manau, kad jis tiesiog turėjo planą iš anksto. Gali būt. Jeigu A, tai darau B. Šiaip tu teisingai sakai, nes jis jau prieš tai, žodžiu, šnekėjo apie tą masinę savižudybę, čia žmonės ruošia ir panašiai. Čia nebuvo, čia nebuvo visiškai, žinai, iš oro toks dalykas. Tada dar Jim Jones turėjo, tipo, asmeninį kabutėse gydytoją. Nežinau, kiek asmeninį, kiek apskritai gydytoją, kuris buvo vienintelis gydytojas tame visame Jonestown. Esmė ta, kad jisai buvo apskritai, tipo, pats sektos narys nuo paauglystės. Ir jisai buvo išsiųstas pasimokyti medicinos, bet ten, nežinau, po semestro, po kiek jisai grąžintas atgal ir, tipo, būti gydytojui. Žodžiu, toks liko kaip paramedikas. Bet jisai net to nemokėjo. Jis nemokėjo, supranti, gydyti, pavyzdžiui, sulūžusių kaulų. Ten, jis nemokėjo ten parazitų visokių, žinai, išgydyti ir panašiai. Žodžiu, buvo, tragedija, žinai. Ir, žodžiu, jau prieš tai, kai tas Jim Jones ten pradėjo, žinai, savo kliedesius apie masinę savižudybę, jisai pavedė tam savo gydytojui, kabutėse, sako, surask greitą būdą numirti. Tipo, žinai, kažkokius nuodus ar kažką, žinai, surask. Ir, žodžiu, tas gydytojas pats jisai buvo priklausomas nuo vaisto, ten ar nuo valiumo, ar nuo kažko, bijau sumeluot. Ir, žodžiu, jisai galiausiai, Jim Jones, jisai pasakė, kad sako cianidas. Ne jis migdolas kvepia? Taip, bet numirusiam, man rodo, žmogui, tipo, aš esu kažkur... specialaus tyrimo, kad rastų, ar ne? Esu girdėjus, kad, žodžiu, vyko šitas, bet čia visai nesusiję absoliučiai, vyko autopsija ir pravėrė vidurius ir pasilenkė virš žmogaus ir jaučia migdolus. Ir esmė ta, kad... Dar vidui? Jo, ir esmė ta, kad ne visi žmonės užuodžia. Dar tas yra. Ar 50% žmonių užuodžia, neužuodžia kažkas tokio. Tai yra, tipo, žodžiu, dar tikimybė tais laikais, kad ten, aptiks, tai... Bet aš taip įsivaizduoju, jeigu jisai pats kaip medžiaga, žinai, kvepia, all good. Ne, čia... Nežinau, aš tikrai, aš su chemija niekad ir biologija per daug nedraugau, bet jeigu tu suleidinu, jis pradeda skaidyti, žinai, tipo, tikrai išlieka kvapas. Esu tą tikrai esu vienam podcast'e girdėjusi, kad jau, tipo, autopsijos metu pajuto kvapą, bet dar yra tokia, žinai, tipo, trik, kad ne visi jaučia tą kvapą. Mes turim kažkokį genetinį kodą, kad, tipo, nejaus, kažkas tokio. Bet galiu, nežinau, kada yra gera vieta tą pasakyti, bet galiu pasakyti, kaip cianidas veikia, apskritai. Da. Cianidas sustabdo žmogaus ląstelių galimybę pasisavinti deguonį. Tai... Ir žmogus miršta lyg dūsdamas. Va, tą norėjau pasakyti, tu visų kūnų dūsti. Taip. Ir nežmoniškas skausmas. Kaip skęsti. Jo, gaudai orą ir jo niekaip nepagauni ir skausmas, tarsi tragedija. Žmonės miršta iškreiptų veidų. Ir cianidas gali suveikti per kelias minutės arba per kelias valandas priklauso nuo dozės. Priklauso nuo dozės, taip. Žodžiu, vienas žiauresnių būdų. Ir Jim Jones jau prieš tai, kai pašnekėjo su tuo savo gydytoju, čia prieš atvažiuojant tą delegaciją, panašiai, jisai jau buvo užsakęs bačkutę cianido. Kodėl tu mane visuomet bjaurini? Aš visuomet akis vartau arba raukausi, žinai, klausydamasi. Mes šnekam apie tokius dalykus. Jo, bet aš kažkaip išsirinku švelnesnes temas. Kur tiesiog sukišo kūną į bačką, ramu. Aš tau sakiau, praeitą kartą, kai pradėjau šitą istoriją, sakiau, kad kažkai ją pradėjau, buvo viskas įdomu ant šit, bet kai jau lingalo, aš galvoju, what the fuck. Bet jau, sakau, nebeliko laiko, aš pasistengsiu kitam kartui išsirinkti geresnį istoriją. Jo, gali kokį gėlyčių biškį paduoti. Rododendrų. Prisignysiu frižą. Aš jų net neturiu dar kol kas. Tai tada pratęsiam, kad, žodžiu, išvažiavo ta delegacija, kas ten vyksta, ten su tais lėktuvais niekas nežino, nes viskas vyksta toliau. Tada grįžtame Jonestown. tą patį vakarą Jim Jones visus per garsiakalbį sukvietė į kabutėse baltąją naktį, eilinę baltąją naktį. Žmonės pradėjo rinktis, apsupti sargybinių, Jim vėl pasakė kalbą, kurios nekartosiu, nes, aš klausiau, nes ta kalba yra įrašyta, jinai yra prieinama netgi internete. Aš noriu perklausyti. Ir man rodos, jinai ten, kažkaip vadinasi The Talk of Death, ar ten kažkas ten tokio, bijau sumeluoti dabar kaip.
Ir ten visiškas manipulacijos, kad ateis, nužudys mūsų vaikus. Nu, net nenoriu kartot, ta prasme, it's bad. Bet esmė yra ta, kad jiems tiesiog nieko nebeliko, tik nusižudyti. Eilinį kartą vėlgi turėčiau pakartoti, nes tų baltųjų naktų jau buvo ne viena ir ne dvi. Tai jie vis dar nebuvo tikri, ar jie iš tikrųjų išgeria nuodų, ar jie vėl kaip visuomenė tiesiog atsigers kažko. Taip. Kol vyko tos visos kalbos, atvažiavo sunkvežimis su sargybiniais, su tais pačiais, kurie užpuolė lėktuvus. Ir jie, vienas iš jų priejo prie Jim Jones, ten kažką pašnapždėjo į ausį, žinai, ir tada Jim Jones sako, kongresmenas negyvas, žinai, ir tada jis dar kažką aplinkui ten pasakė, čia kažkoks ženklas, what the fuck, žodžiu, neprisimenu. Ir sako, viskas baigta, atvažiuos dabar žmonės. Atvažiuos žmonės, kankins mūsų vaikus, mūsų senolius, viskas. Eina mirti. Reikia eiti mirti. Bet, žinai, jeigu aš būčiau vidutinio amžiaus vyras, skaičiu, kankins vaikus ir senolius, ne mane. Aš nekersiu. Aš kaip ir sakau, pagrobėjams su manim būtų sunku. Kiekvienas palei savo sugėdimo laipsnį. Į salę buvo įvežta talpa su skysčiu ir tokia, aš mačiau nuotraukas, nes aišku, dar būtinai turėjau tikras tas nuotraukas pažiūrėti, core fucking memory. Aš tikiuosi, tu jas man po to parodys. Ne, sakau, aš nieko, tame esmė, kad aš nieko neišsisaugau, nes... Kodėl? Tai bent jau man. Žiauru, žinok, tikrai žiauru. Ir pasakyk mūsų kontento kreatoriui, kad nedėtų tų tikrų nuotraukų Instagramą, nes negalima, tikrai negalima. Jis yra pas mus silpnos valios, jis gali kartais pasiduoti. Bet pasakyk. Gerai. Aš perduosiu, bet nežinau, kaip ten bus. Į salę buvo įvežta talpa su skysčiu ir jinai tokia kaip mėlyna bačka, tokia plasmasinė, tokia. Kaip pas Jeffrey Dahmerį. Taip, kažkas panašaus. Ten Amerikoje jos labai populiari, žiūriu. Bet man rodos, kad ten tiesiog bandė nuslėpti, kas viduje tiksliai, nes tai neatvežė bačkos su pavadinimu cianidas. Ne, jos būna paprastos, bet tiesiog ir dar žinok, aš esu N nužudimų, net nenužudimų, o tokių kūnų slėpimų bylų girdėjus skaičius, kur būtent tose mėlynose bačkose slepia, jos taip žiauriai gerai. Jo. Toliau nebespolinsiu, ką daro ir kaip. Okay. Raskit savo būdą gyvatys. Pradėta visiems pilstyti vynuogių sultis. Ir žodžiu, tenai... Ir žodžiu, tenai pripylė ne tik cianido, bet dar kažkokį kombinatą ten vaistų, bet esmė ten buvo realiai cianidas pagrindinis. Kokteilis. Nes biški gal ten raminamųjų kažkokių biški ko, bet žodžiu. Žmonės jau daug kartų prieš tai gėrė tuos paruoštus gėrimus ir baltųjų naktų metu ir jiems nieko nenutiko, ne? Ir žmonės vis tiek manė, kad čia tik testas. Jiems buvo liepta sustoti į eilę. Pirmiausia, turėjo savo porciją gauti kūdikiai ir jų mamos. Tada vaikai, o tada visi kiti. Tai tie, kuriem greičiausiai suveikė, tai aš sakyčiau, durnas. Čia durnas. Turi eiti tam, kam vėliausiai suveikia, tada jie nemato, kaip tie jau, žinai, ir tada toliau geria visi. O dabar tu pamatai, kad kiti apsiputoja, tai tu nebenori gerti. Tai gerai, kaip jau būtų, nežinau, žinok, man tai pyktis sukiltų, jeigu aš pamatyčiau savo šeimą išžudytą. Aš negerčiau. Aš ką tik nužudai mano vaiką ir galvoju, kad aš gersiu. Jo, gerai, už tai aš ir nesusiekta. Gerai, važiuojam. Ne, buvo tokių, kurie... Aš pamirštu kartais, kad sakau, tai yra kito... Buvo tokių, kurie priešinosi, tai jos tiesiog sargyba sugaudavo, užkimždavo nosį, atidarydavo burną, arba netgi tiesiog leisdavo su švirkštais. Ten būdavo deleguota, buvo. Planas yra. Jo, buvo deleguota tam tikrai, žinai, kurie ten tos nuodus skirstė. Ir tiesiog visiems, ta prasme, bet šiaip tai, aš nežinau, aš vėlgi, žinai, iš savo ten tos parpinės, bet tu supranti, eini su tuo savo kūdikiu, jam duoda tą vaistą, duoda tą gėrimą. Ir, žodžiu, tada visi eina, vėlgi vedami į lauką, taip pat kaip ir prieš tai, žinai, kad pasigursi, čia sulauksi, ne, palauk. Ir mažulėliai kūdikėliai, jie, nors tu irgi kavai, bet jie pradeda verkt. Jie pradeda verkt ir tu girdi, kad jie verkia iš skausmo, o ne iš to, kad jiem ten, žinai, ten persnori ar kažką. Tada pradėjo aiškinti, kad oi, ne, čia vaikai verkia, nes čia esi kartus tas gėrimas ir viską. Vaikai pradeda mirt. Tavo rankose pradeda mirt. Apsiputoja. Tada tu matai, kad supranti, tos visos motinos irgi pradeda mirt.
Tada jau eina, žinai, va tie visi suaugusieji, visa kita. Tu čia ir išsirinkai temą, vakas, Aš nežinau, kaip šitą dalyką nupasakot pakankamai jautriai ir kaip visą tą, ta prasme, nusakyt, bet realiai tai, tragedija. Tie, kurie ėjo savo noru iš nevilties, arba iš tikėjimo, arba iš kaip tik netikėjimo, kad čia kažkas, jie buvo tiesiog įpratę. Kai kurie ėjo, nes tiesiog norėjo, kad visą tai tiesiog užsibaigtų, nes jie ant tiek buvo pavargę, ant tiek buvo tiesiog jau dvasiškai sulaužyti, kad sakė viskas. Jau viskas yra, tarsi mirtis yra geriau negu visas šitas šūdas. Kai kurie ėjo, nes matė, kad jų artimieji numirė. Jie matė, kad, supranti, praleido tos artimuosius į priekį, jautėsi kalti ir panašiai. O kai kuriuos tiesiog pasigavo sargybiniai ir prievartą prigirdė, įleido tos vaistus ir tiesiog buvo toksai masinė eilė, masinė suirutė. Jim tuo metu toliau rėkavo, įrašinėjo tas savo visas nesąmonės. Ta prasme, tu, jeigu paklausysi to įrašo, aš klausysiu, manau, kad tikrai ten girdisi, kas aplinkui vyksta. Aš tikrai klausysiu. Visa šita paskutinė baltoji naktis pasibaigė maždaug per 40 minučių. Iš viso 909 žmonės buvo nunuodyti, 304 iš jų vaikai. Dabar įvairiais duomenim, bet apie 80 pavyko pabėgti. Kažkam tikrai turėjo būti. Kai kurie pasinaudojo suirutę, kai kurie iš viso nenuėjo į tą baltąją naktį, kai kurie, žodžiu, buvo išsiųsti lauk. Pramiegojo. Ne, tiesiog, pavyzdžiui, ten buvo moteris, kur ten sulaužta ranka buvo ar kažkuo, kad, tipo, ten ar pasislėpė, ar ką, sako, aš tikrai neįsiu, aš noriu pamiegoti. Žodžiu, įvairių istorijų yra. Aš sakau, miegas gelbė. Kai kurie buvo išsiųsti lauk ten su kažkokiais dalykais, ten, žinai, ten paštą pasiimti ar ten kažką, žinai, taip, plius minus, žinai, buvo. Buvo tokių, kurie pabėgo į džiunglės, pamatė, žinai, kad, bet tai, žodžiu, jie buvo tokie, kaip ir, kai kurie netgi, tarsi, buvo tokių, kurie apsimetė negyvais, tiesiog pribėgo, žinai, prie kitų. Aš tai daryčiau veikiausiai, jo. Tai tai, žodžiu, buvo tokių, kurie tikrai pasakojo, kaip čia, first hand tas, žinai. O tai kaip sargybiniai? Tai apie sargybinius. Kaip pats mūsų dievas? Tai apie sargybinius kaip ir nieko konkrečiai nepasakyta, buvo pasakyta apie tą artimiausią aplinką, tai jie visi tipo buvo, žodžiu, kai viskas pasibaigė, jie ten buvo kaip ir džiugiai nusiteikę, nuėjo į kažkokį kitą pastatą ir patys nusinuodijo. Okay. That's the spirit. O kas nutiko Jim Jones po viso to, kaip ir neaišku, nes jo organizme nuodų nebuvo rasta, bet jisai buvo nušautas į galvą. Ir nelabai aišku palei visą tą, žodžiu, ar jisai pats nusišovė, ar jį kažkas nušovė. Nes kaip ir ginklas rastas šalia, bet kaip ir vėlgi ten, kadangi Pietų Amerika, tai ten, ta prasme, ar ten labai gerai su ta visa, žodžiu, ar ten nebuvo taip, kad kas patrepsėjo ten aplink jį, ten kur tą šautuvą paspyrė kur nors. Toks klausimas, koks tyrimų biuras buvo atvažiavęs. Jo, bet žodžiu, jisai nuodų, jisai fucking... Ta prasme, čyteris, jisai neužduso, o išėjo lengvų kelių, jisai, arba nusišovė, arba jį nušovė į galvą. Nes žmonės, sako, priklausomai nuo dozės galėjo iki 3 valandų agonijai būti. Vienintelis nuteistas žmogus už visą šitą situaciją, iš viso to, tai buvo tas, kuris lėktuve pradėjo šaudyti kitus. Bent jau tiek tau gaidį. Jisai išgyveno, ten, žodžiu, jį kažkaip ten, ar iš jo šautuvo tada atėmė, ta prasme, jis Amerikoje buvo nuteistas 18 metų kalėjimo dėl pasikėsinimo nužudyti, jis buvo išleistas iš kalėjimo 2003 metais ir bent jau prieš 5 metus jis dar buvo gyvas. Bandžiau googlint, kuris dabar yra, nelabai radau informacijos, tikiuosi, kad pastipo. Neveikiausiai jisai kokioj liudytojų apsaugoje įmestas. Sakau, bent 2000... Veikiausiai jam buvo grasinimai kokie nors. Bent prieš 5 metus jis dar buvo gyvas. Ir, žodžiu, pabaigai, tai daug buvo kalbų, kas kaltas dėl viso šito. Ir gal žmonės galėjo sustabdyti, žurnalistai, artimieji, tas pas kongresmenas, tie patys Jonestown gyventojai. Bet vis dėlto kaltas tik vienas žmogus, Jim Jones.
Ir svarbu paminėti, jog čia nebuvo ta situacija, kur žmonės nuoširdžiai patikėjo, kad jie turi mirti dėl to, kad jie turi mirti ir ėjo ir gėrė tos nuodus dėl to, ką patys norėjo, dėl didesnio gėrio. Visiškai tiesiog apgaulė. Yra visiškai aišku, kad juos arba apgavo, arba prievartą privertė, arba tiesiog privedė prie to, kad jie galiausiai tiesiog pasidavė ir tenai nuėjo ir išgėrė nuodus ir mirė. Ir viskas, va, dabar jau viskas. Ir aš gražiai lietuviškai galiu pasakyti, fuck that shit. Ta prasme, gaidys ir gaidžiais. Čia buvo didžiausia nenatūrali nelaimė. Žodžiu, daugiausiai mirčių nusinešusi nenatūrali nelaimė, kaip tipo būna tornada ir panašiai, iki rugsėjo 11. Man nepatiko, ačiū. Man irgi labai nepatiko, aš per vidurį norėjau sustoti. Jo, tas nebeturėjau. Ne, čia buvo tokia kaip koksai filmas ir kur tu tikėsi, kad vis dėlto bus laiminga pabaiga, nes jau kongresmenas susidomėjo, jau žurnalistai, visa kita. Ir no, bitch, no. Bet taigi tu žinojai, ko visą tai baigsis? Ne, tai aš galvau, kad bent dalis, aš nežinau apie tą kongresmeną, pavyzdžiui. Aha. Aš žinau, kad didelė labai masė buvo priversti, žinai, bet galvau, kad dalį bent pavyko. Ne, daleliai, sakykim, kad jiems pavyko, žinai, bent kažkam. Buvo, nes, aš mačiau, kad yra žmonių, kurie tą interviu, žinai, davė, kad, tipo, ir sakau, ir buvo tokių, kurie tikrai visiškai matė, kaip viskas vyko. Tai dėl to tas detalus visas liudijimas ir yra. Čia nėra išsigalvota, nėra, kad atkūrė, žinai, ten tą įvykius iš kažko tai. Žiauru, tikrai žiauru. Blemba, už tai reikia, aš sakau, nuo pat darželio ir mokyklos, žinai, vaikus ugdyt pagal tai, kad turėtų tą psichologinį atsparumą, žinai. Pasitikėti savim, tada tu nepakliūni tokia žabangas. Tai yra daug sunkiau. Jeigu tu esi tvirta asmenybė, tavim net neapsimoka užsimt, nes tu nepasiduosi taip lengvai, žinai, bet jeigu tu turi traumą, jeigu tu turi nepalaikančią aplinką, jeigu tu turi kažkokių, nežinau, keistenybių, nukrypimų, kažką, ko nepripažįsta tavo sociumas, tada tu esi pažeidžiamas. Visą laiką tokių žmonių bus. Tu negalėjai jų, žinai, visiškai ten izoliuoti ir ten kažkaip, žinai, vėlgi uždaryti ir apsaugoti. Bet tu gali, žinai, būti kitoks, gali liūdėti dėl dalykų, bet vis tiek būti tvirtas, žinai, čia yra, tame aspektas, kad vis tiek patikėti savim, žinai, kaip irgi aš turiu misiją, būti kitoks negu visi, žinai, ir vanotis per gyvenimą. O čia nais, Ne, aš tai nenorėčiau. Aišku, vėl kokie laikai, tais laikais, žinai, atsiprašau, bet nebuvo mindfulness, žinai, nebuvo visur rebriefingo, kaip jis ten vadinasi, žinai, visų... Reabilitacijos kažkokios į leidimo. Na, aš kalbu apie tos pakvepavimas, žinai, į save, į savo aš ir visa kita. Ir faktas, kad, tai žmonėms viskas buvo daug sunkiau ir buvo labiau manipuliuojama. Moterų teisių daug mažiau, žinai, su darbais sunkiau, su, nežinau, sveikatos apsauga ir visko kuo, bet yra žiauru, kai žmogus, žinai, kas man labiausiai nepatinka, kad jis pats susigalvoja religiją. Aš galvoju, kas buvo tada jo galvoj? Kad tu gali pats susigalvoti religiją? Bet tai sektoje daugumoje patys susigalvoja. Ypač save dievais pasiskelbia. Dažniau, sakyčiau, ne dievais pasiskelbė, o būtent tais tarpininkais. Mesijais, jo, žinai, kurie atves į Dievą, bet į tą Dievą, kurį mes turim čia ir dabar, žinai. Bet ne, yra ir tikrai tokių, kurie patys. Yra. Tai žodžiu, tokią masę pritraukti, žinai, ir nedurnas vis dėlto žmogus, dėl to, kad, sugebėjo pirkti galų galę nekilnojamo turto, logistiką visą, žinai, padaryti tai. Man tik keisčiausia, kad jis pats nusikneckino, nes, aišku, ten jisai ten, jo, bet šiaip iš jo artimiausios aplinkos tai nebuvo taip, kad, tipo, tie, žinai, pagrindiniai ten, kur yra, nežinau, ten 11, ten 15 ar kiek jų, žinai, kur ten tos vaistus, kodėl aš vadinu vaistais, dalino tos nuodus, ta prasme, tai nebuvo taip, kad jie išgyveno ir pabėgo ir panašiai, ne, jie patys irgi nusikneckino, nes jie buvo antiek jau tipo paveikti, jie tikrai buvo tie fanatikai, kad mes čia laimingi, eidami mirt, čia nėra kitos išeities, todėl, kad sekta. Taip, bet turiu menį, kad, aišku, dar bičas, žinai, narkotikus vartoja, nežinau, 19 metų, ne, ten neaišku, ten tikrai pas jį smegenis, kaip šeisariškas sūris buvo. Bet, biški keista, žinai, nes dažniausiai, tipo,
Šiek tiek lietuviškai reikia sakyti. Nebiškai. Aš nežinau, ar girdėjusi, kaip aš akis išvarčiau, žinau, jis turėjo girdėtis per mikrofoną. Bet, nežinau, aš tai nelinkusi dabar, tipo, filosofuoti čia, kaip, ką reikėtų daryti ar nedaryti. Man rodos, kad, pakankamai daug buvo, padengta čianais grinai tų bingo. Ta prasme, kad kas yra tie tokie atpažinimas. Ir čia buvo labai, labai gerai susuktas dalykas, žodžiu, iš visų pusių. Ne iš vienos, ne iš dviejų, o iš keliolikos. Tiesiog iš manipulacijų, iš prispaudimo, iš visko. Ir net jeigu tu nesi pažeidžiamas, tu galėjai tiesiog kažkur suklyst, galėjai paskui nueiti savo žmoną, ar ten, žinai, tėvą, ar kažką. Ir nepajaust to momento, kada laikas jau viskas. Taip, ir jau viskas. Ir nebeturėjai kur dėtis. Tiesiog ir viskas. Iš vienos pusės lengva mums sakyti, bet iš kitos pusės, čia buvo, mastermind. Ta prasme, visiškai. Ir negalima taip sakyti, kad oi, čia aš tai jau gyvenime nepakliūčiau. Žinai, tu gal ir nepakliūtum, bet būtent tavo artimasis galbūt paklius. Gal tu eisi paskui jį, gal tavo vaikas paklius. Taip. Ir Taip. Jo, bet anyway, smagu, kad likot su mumis per šitas 2 serijas. Tikiuosi patiko. Ir... patiko toks sąlyginai. Patiko labai. Jo. Bet tikiuosi sugrįšit. Dar paklausyt? Apie kitą mūsų kultų sektos atvejį. Ir visus kitus po to. Taip. Pam. Tai viskas ate. Ate.